Pleterio ir motinos šviesiosios kilniosios ponios kunigaikštytės Karolinos iš Giedraičių giminės. Krikštatėviais buvo ponas Antonijus Blichtas iš Klaipėdos parapijos ir ponia Ana Šoinicka iš Jacevičių giminės iš Švėkšnos parapijos. Taip čia yra Jurgio Pleterio pakrikštimas. Tai eikime pradžią nuo galo. Kas tas Jurgis Pleteris? Jurgis Pleteris lietuvių knygotyros pradininkas. Jis įrodė naujoviško mokslo raiškos galimybės kalbą, kuria iki tol nebuvo rašoma. Pritaikė mokslui apie knygą būdingus ir veikia knygotyros mokyklos pripažintus tyrimų metodus. Jaunuolis išbandė neformalaus bendravimo, tikslinių išvykų ir archyvinio tyrimo galimybės. Jis kūrė atraminės paskirties nepriklausomos tyrimo bazės pagrindus, asmeninę biblioteką. Svarbiausiams užduotiems įgyvendinti formavo lituanistikos rinkinį, į kurį įėjo ne tik spausdintiniai, bet ir rankraštiniai dokumentai, grafikos kūriniai ir taip toliau. Tai dabar pasižvalgykime giliau į tą knygą. Ne su viena akim žvelgiam. Ir priešais jūs yra svečiai autorius, knygos autorius profesorius Domas Kaunas, mažąją Lietuvą, bet pats būdamas žemaitis nukrypo į Žemaitiją. Žemaitija yra paribys, Švėkšna yra paribys. Toliau yra Vilniaus universiteto profesorė Roma Bončkutė. Atsiprašau. Ir galbūt mano pasakymas lemtingas. Irgi Žemaitė, galėsiu Žemaitė. Taip, ir Klaipėdos universiteto docentė, ar kas, nežinau, ar daktarė Silvija Pocytė, ar profesorė. Mes radom daug bendrų pažįstamų, kadangi Atlonėnai mano pirmoji darbovietė. Ir Vilniaus universiteto, neapsiriksiu, doktorantas Tomas Petreikis. Taip, dabar paprašysiu. Jis irgi žemaitis, jeigu reikia, raukausi žemaitiškai. Ir prašom, profesorių, dabar jums eilė. Ačiū. Kad neblogai jau išvadą padarėt. Aš, kadangi studentam paskaitą skaitau stovėdamas, tai dabar stovėsiu, galiu visus matyti. Tai, mėly švėkšniškai, sveikinu jūs turint tokias stiprias intelektinės pajėgas, mokytojus, Ona Norkutė, profesorius pagal gimnazijos lygį Čeliauskas. Taip pasaulyje gimnazijos dėsto profesoriai ir laikas ir Švėkšnoje turėtų tokius titulus. Jūsų knygų apie Švėkšną lentyną gana svari yra ir yra iš ko pasimokyti, pasižiūrėti, galvojant ir kas Amerikoje išleisti, ką mes dabar čia išleidom. Švėkšna garsus vardas, įėjęs į istoriją, bet čia minėti ir gal nevertėtų. Šiaip ar taip tampu švėkšniškiu. Pastarosius 5 metus, nuo 2007 metų, kai su gerbiama, ar kaip reikia sakyti, jo šviesybę, galbūt taip, grafienę, Viesulę, suvalgėme ledų ir išgėrėme taurelę vietinių gėrimų, aptarėme, ką galima būtų nuveikti, nuo ko pradėti. Tai kelias dar ne visai aiškus, tai buvo tik apčiuopiami kontūrai, kas galėtų išeiti, galbūt tik straipsnis, gal kas ir daugiau. Ir 5 metais tai knyga jau guli ant stalo. Per tą laikotarpį teko ne vieną kartą važiuoti įvairiai kombinuojant tas išvykas. Tai važiuoju komandiruoti kokią nors ir pasuki šiek tiek į šoną. Tai mokslo akademijos pavedimu važiuoju sveikinti Šilutę su jubiliejų, bet per Švėkšną ir užvažiuodamas ir grįždamas pasuki. Vis čia ir Gedminaičiai, be abejo Gedminaičiai. Tačiau keletą žodžių dar pasakysiu ir apie tuos, kurie lydėjo tame kelyje. Be pagalbos, be talkininkų niekada nepadarysi. Nepakanka noro, nepakanka turėti popieriaus ar reiklų kompiuterį.
reikia daug ko, net ir įkvėpimo reikia. Mes, amatas universiteto dėstytojų yra rašyti knygas, dėstyti studentams ir panašiai, bet ne visuomet pavyksta. Ne visuomet pavyksta gera paskaita, ne visada pavyksta parašyti straipsnį ir knygą. Ir ne visuomet pavyksta rasti herojų, kuris tave įkvėptų, skatintų, ieškoti, spręsti visokius detektyvinius dalykus, ieškoti paliktų pėdsakų, nes kai ta istorija jau 200 metų, nėra taip lengva rasti. Ir reikia pirmo sutikimo, kuris tave paskatintų. Buvau labai jaunas studentas, kai 79 metais Vilniaus universitetas ketino švęsti 400-asias metinės. Mus varydavo dirbti, reikėjo atidirbti, kasėm tranšėjus, plovė kabelius, nešėm šiukšles iš remontuojamų pastatų ir tada teko valyti ir bažnyčią, jaunų bažnyčią. Dabar tai atrodo, čia viskas gražu, puikiai bažnyčia. O tada buvo sandėlis ir nešėm ten po to, kai jau buvo atšvęsta, paversta bažnyčia mokslo muziejų. Ant sienos atsirado portretų, paveikslų, įvairių garsių žmonių, kurie garsina ir Lietuvą, ir Vilnių, ir Vilniaus universitetą. Ir vienas iš jų buvo Pliatelio portretas. Tai, Tomai, jeigu galima pirmą portretą daryti, tegu būna, jis kabėjo ant sienos, gražus, jauno, gražaus, labai simpatiško, jaunuolio, sakysime, ir be abejo, kad jie ne kaimiečių, intelektualų nuotraukų. Vilniaus auklėnis, Lituanistinio sąjūdžio dalyvis, Švėkšniškis, nes tada visi tikėjo, kad jis iš Viekšnos yra, šiaip iš Viekšnos yra, bet pagal gimimo vietą, tik ne iš Viekšnos. Aš jį mačiau. Bet to literatūroje dažnokai minima pavardė ir nedaug pasakoma yra, nes žinios gana kuklios buvo ir labai iš tikrųjų. Netgi kai pasirodė, mes nežinojom nei tikslios jo gimimo datos, nei kur, tai vieni iš Viekšno, kiti galiausiai Gedminaičiai pradėjo minėti, kaip šiandien perskaitimo Morkutė pasirodo Klaipėdoje yra, kaip ir daugelis Viekšnos grafų Pliatelių vaikų buvo krikštyti Klaipėdoje. Kodėl? Matyt, todėl, kad turėjo nekilnojamo turto, kilmės šaknis vokiškos ir jeigu pažiūrėjome iš Viekšnos grafų vardų, vaikų vardus ar pačių jų vardus, dažniausiai krikštyti 3-4 vardais ir vienas iš jų ar du būdavo vokiški, porą lenkiškų ir panašiai. Taigi ryškėjo tokios figūros, bet pats figūros reikšmė, tačiau noro imtis arba paskata, ta, kuri jau imuosi ir dirbu. Nežinia, prie kokio dar darbo buvo atsitiktinė pažintis su viena knyga, kuri guli ant stalo. Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius, profesorius Ginevičius, mane sutikęs, žinoj, kad ir jis knygis ir aš, va turiu, sako, ateis dar, buvo rektorius, ateik pas mane į kabinetą, ir aš tau parodysiu, jau pavaišintas kava, ir štai padėjo ant stalo knygą. Joje įrašyta, kad prieš kario laikų grafas Jurgis Pliateris, nes tas Jurgis arba lenkiškai Ježis kartojo, jie visi turėdavo tą patį vardą ir plus 2-3 kitokius vardus. Įrašyta gražia ranka, kad dovanojama yra kanauninkų iš Šauliui, kilusių iš Templių, po to atvertus antraštinį lapą kitoj pusėje, antspaudas, bet pirmiausia įrašyta, kad knyga priklausė vyskupui, Horainui, jūs turite Gorainius. Ten mes esam su biškis, kaip čia rusiškas tarimas, Dievai, Horainė, valdos buvo, toliau žemiau įsirašęs kunigas Sugintas, kad jis meldžiasi savo vyskupų vėlę. Na ir tokiu būdu netgi tie įrašai labai pakelia tos knygos vertę. Klausiu rektoriaus, ar galėtume kokius mainus, jūs galėsit prieiti vėliau pažiūrėti. Aš negaliu siųsti per rankas, nes jį jau amžių mačiusi ir lapai jau taip byra. Ar galėtume iškeisti, parduoti, dar kažkur, žinoma. Aš jam tokią knygą parūpinau ir šau į odą, sukeisti pagražinimai, kad tik tai jam tiktų. Žinoma, būtų ir be tokių pagražinimų, tai supranta vienas kitą. Tai ta knyga atsirado pas mane ir čia jau tapo aišku, kad kelias link jo eis. Ir jis užsibaigė šiandien, galima sakyti, kadangi mes esam Švėkšnos pirmą tokį didesnį pažintis tame krašte. Kas mane rėmė? Na, tikrai noriu pasakyti, susirašiau, net surūšiavau
Pirmiausia, miniu Švėkšniškius. Na, 2 mokytojai, aš juos abu jų vardus pasakiau, labai svarbu. Užvedė daugelį pėdsakų, kurie veda į artimesnę istoriją, gal šimtmečio istoriją, kraštotinę literatūrą, bet ir daugybę kitų paminėjimų, kopijų pasidarė ir tai buvo didelė talkininkė. Noriu paminėti Anę Žąsytienę iš Gedminaičių, turbūt neatvežė. Sūnus yra čia. Sūnus Arvydas. Arvydas yra. Taip, dabar matau, taip nebuvo pažvelgęs. Taip, tai čia yra dėta tokia nuotrauka. 7 metais mes po sodybą vaikštinėjom ir jį, galbūt kaimo žmonėms smalsu, kas čia trainiuojasi po apylinkę ir papasakojo, ką matė jaunystėje. Ir tai mums svarbu nufotografuoti nuotrauką ir įdėjau į pabaigą, kaip užbaigimas visą pasakojimą apie tai. Saulius Andrulis, kuris turi keletą tėvų fotografų Jono Andrulio nuotraukų. Ar yra? Ne, nėra tėvų. Labai svarbu. Violeta Strauskienė fotografė, čia buvo visokių tokių sumanymų, kaip padaryti geresnių metų nuotrauką, kad ryškiai tai, ką norime. Ponia Violeta taip pat padėjo labai. Dabar galime ir tolimesnius rėmėjus. Tai buvo ir pirmas tikimas su Laime Pliaterienė. Svarbu labai, iš Vašingtono į Amerikoje, kad profesiniu metu nebeatvažiuoja, bet tas pokalbis, tokie prisiminimai, kad ir lakoniški, kas dėjusi karo metais, kai čia šeimininkavo pasienio kariuomenė NKVD, kaip ta buvo sudeginta, čia paveldo labai daug, biblioteka, archyvas. Pagaliau, ponui Norkutei davus adresą, surašinėjau su Adomu Pliateriu Londone iš Švėkšniškių. Ai, Andrėjus, atsiprašau, matyt, prilipo vardas Adomas Andrių. Taip, ir nusiunčiau knygą, jam 95 metai. 17 gimęs, taip, jisai padiktavo žmonai laišką, Barbarai, matyti, gerokai jaunesnė, kaip ir dera grafams, ir maloniai nustebinti, kad Lietuvoje štai tokie dalykai rašomi, kad knygos puikios. Pagaliau Viltis Jatulienė, dabartinė Gedminaičių savininkė, žemės Kalifornijoje gyvena. Ir Mindaugas Gaigalas, vienoj nuotraukų, jis matomas kūdikis yra, dabar 84 metų, prisimena tarpukario. Na, iš tėvų daugiau, nes jis buvo tik vaikas mažas, jo šeima nuomojo. Ta jau žinusai, nuskurdus, nugyventą dvarą. Ir na, išlikė ir nuotrauka labai reta su vidūmais. Kadangi savininkas Jatulis buvo konsulas, dirbo Tilžiai, kituose miestuose, atsiveždavo iškilių svečių. Bet labai svarbu bendrauti su tais, kurie turi didelę patirtį, mokslininkai, specialistai. Rūta Šarubėnienė, istorijos archyvo archyvarė. Kai nuėjau rinkti archyvinės medžiagos, mane nuvedė į salę, kur prie durų sėdėjo laukdami eilės prie aparatą atsisėsti mikrofilmuotų, bažnytinių metrikų, prie kitko, nes originalų neduoda. Archyvų sudėvėtų, visi ieško biografinių žinių, pasodino prie tokio aparatų, atnešė filmą, įsidėjo, tas aparatas išgveręs, degtuką ir žrankenėlį užkišti, kadangi nelaiko iš visų. Patraukė, sujuda savaime, žiūri, subraužyta, vos nepravirkau garbės žodžiais, žiūrėdamas į šitą, kas manęs laukia, nusispjovė ir išėjau. Nuėjau pas archyvų vadovą, padėkite, ir man padėjo, aš tai paminėjau Šarubėnienį. Toliau profesorius Šibelis, Arvydas Pacevičius, Giedrius Subačius, jie dabar dirba Čikagoje. Jų žinios, reikia konsultacijų, net ginčas įsiliepsnojo dėl tarmės. Mokėjo ar ne, tas garsusis Jurgis Pliateris Švėkšniškių tarmę. Jis taip, žinoma, jis rašė, aš paneigiau. Jurgis Pliateris čia tik vaikystę praleisdo galbūt vasaromis. Į mokyklą dėjo, nes auginami lerneriai ugdė. Su mužiku, baudžiaujant vaikais jis nebendravo. Po to 10 metų su broliu išsiųstas į Kražius, kur buvo šitai mišri visos Lietuvos bajorijos jaunuomenė. Tai po to, na, kai grįžo galbūt, bet ir tiek mažai čia gyveno, bet nesvarbu, tai tokie ginčai. Toliau man reikėjo, tai buvo prancūzų kultūros laikai, Varas skaito prancūziškai, keliauja nuolat. Tai Stepas Deveikis padėjo, prancūzų kultūrų žinovas arba frankofilas, važiuoja į Paryžių, skaito prancūziškai.
ir Daugavpilsčio, muziejininkai, Telšių Alka, Šiaulių Aušra, Lietuvos nacionalinis muziejus. Knygos leidimo dalyviai, Nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė. Ji man paskyrė dailininkė, gerą dailininkę, pasakė, kad ilgai sumokėjęs uždirbo kelis mėnesius tos knygos. Na, priešokiais nesėdi, nuo ryto iki vakar daro kitas knygas. Tai ta Vida Kuraitė, knygos dailininkė, redaktorė, Jolantas Pirštienė, leidyklos direktorius Jonas Lygelė, daugelį ir sankelių leidinių darom prestižinę popierių, sakyti, visą kitą. Kaina tos knygos buvo iš pradžių 71 750 egzempliorių, tai 100 litų savikaina. Lyginė būtų kainausia tik 150, bet šiais laikais kapitalizmas, konkurencija pavyko numušti ir kad jūs šiandien galite nusipirkti už 60 litų, tai yra didžiulis laimėjimas, nors jums žinom gali atrodyti, kad tai daug yra, bet nieko nepadaryti, čiagi ne popieriniais viršeliais knyga. Na ir tyliai ir kantriai mano rėmėjai Vida, Domas, tretysis aš priduriu prie jo, jis yra įrašytas, nes mano vaikai tokia tradicija, kad mūsų giminė visi paveldi tėvo vardus. Mano tėvas, aš Domas ir mano vyresnysis Domas, Julius Martynas. Gerai, taigi dabar prie knygos, jau turbūt paminėti yra, joks knygos apibūdintojas, aš nesakau pristatytojas, pristatoma pašto siunta, kėdė pristatom, taip toliau, knygos sutikimas, pokalbis apie knygą, dar kas nors tinka, taip sakyti. Taigi, kalbant apie knygą, autorius niekuomet neturi teisės kalbėti apie turinį. Jokių būdų negali užbėgti už akių tų, kurio laukia susitikimo su knyga. Jis pats turi atrasti, bet galima tada papasakoti, o kas toje knygoje yra, parodyti galbūt ką nors tokio. Na, iš tikrųjų šita knyga nėra vien apie šitą simpatišką žmogų, jokių būdų ne. Tai yra 200 metų istorija, dvarų kultūros paveldo, Lietuvos dvarų kultūros paveldo istorija. Kaip jis gimė, kaip jis susikoncentravo Lietuvos dvaruose ir kaip jis nyko. Bet pasakojimas per vieną giminę. Pradininkas, taip, jis sukūrė tai, bet jis mirė, vos sulaukė 26 metų, 836 metais. Bet biblioteka gyva, rinkiniai, aš žodį biblioteka gal apibendrinimas yra. Dvarai nesilaikė, jų kultūra vien biblioteka. Tai portretų galerija ir jūs pamatysit jų. Tai ikonografija, nuotraukos, grafikos vaizdiniai, planai, žemėlapiai. Visi grafai mokėsi tapybos, dailės, galėjo patys piešti, galėjo samdyti, kolekcionavo paveikslus. Šviekšnišniai grafai daug mėnesių praleisdavo Afrikoje, žvalgydamiesi, parsiveždami relikvijų senovės kelių tūkstančių metų. Na ir daugel kito, tai buvo savotiškai dvaras turėjo kunstkamerą, tai yra žodis, kuris apriepia visas tokias vertybės. Gerai ir vadinsi biblioteka, bet tai buvo platesnė prasme. Ir dvaruose, tikruose dvaruose visuomet būdavo numizmatikos kabinetas. Ta žodis gal yra šiek tiek klaidinantis, nes visi gali pagalvoti, kad kabinetas, patalpa. Kabinetas tai yra specialus baldas laikyti monetoms. Didelį, labai didelį pagal monetų kiekį. Tokie spintai, įsivaizduokime, su stalčiais įkišamais. Dideliais, plačiais stalčiais. Ir jie sudalinti mažus skyrelius, kurie sudėliotos monetos yra. Švėkšna kaupė monetas, archeologijas, kitokius, gal mainikavo, gal kaip. Bet visi tokio dydžio dvarai kaip šis, kuris turėjo 30 000 hektarų ir tūkstančius gyventojų, turėjo monetų rinkinį. Ir net ir sūnus įsiskaidė ir švėkštus pagrindinio to dvaro, taip pat pradėdavo kaupti. Štai koks paveldas. Archyvą aš nepaminėjau, būtinai kaupdavo archyvinę medžiagą. Ir giminės istoriją, ir visokie kilmės medžiaga miestelio, nes jie savininkai buvo. Visas miestelis buvo Švėkšnos grafų nusavybė. Visas miestelis. Tik tiek, kad jie neturėjo baudžiauninkų, mokėjo mokesčius to krašto gyventojų. Nors priklausė nuo grafų, negalėjo laisvai pajudėti, kol buvo baudžiausia tauta. Taigi,
istorija, beveik 200 metų istorija, nors iš tikrųjų gal ir daugiau peržengė, kai pavyko archyvus surasti prieš parduodant grafams 18 amžiuje Švėkšną, parduodant pliateriams, pavyko rasti inventorių, kurie buvo parengę Oginskiai specialiai tam, kad galėtų pateikti pirkėjui. Tai įdėta yra didelė ištrauka iš archyvinės medžiagos ir gana vaizdus pasakojimas, kaip atrodė senasis dvaras. Dar ne šitas pristovėjo, ir kai kas matė, kaip moteris Šeliauskas dar stovi. O tas pirmykštis archeologiniai kasinėjimai atkasi pamatus, kurie man gal galėjo čia būti popieriaus gamykla. Ne, tai yra senojo dvarelio liekanos yra. Pasirodo, kai nusipirko pliateriai, tai tas paločius, nes kito žodžio nėra, nugyventas, griūvantis pastatas visiškai ir jame niekas net negyveno. Tai beliko tik nušluoti ir pasistatyti tą didžiulį pastatą, kurį aš jums ekrane parodysiu. Tai apie istoriją pasakiau. Ką dar? Ko remiantis reikėjo parašyti? Medžiagos iš tikrųjų labai nedaug yra, todėl kad archyvas vis dėlto stipriai yra nukentėjęs, galbūt visiškai yra sunaikintas. Šiaip archyvinė medžiaga niekuomet visiškai nesunaikinta, jeigu net ir patį dvarą subombarduotų iki pamatų. Nes dokumentai, sutartys, kitokie dalykai, pirkimai, pardavimai, turtų inventoriai yra padaromi ne vieną egzempliorių. Dėl kažkokių priežasčių jie įteikimi arba kažkokiam kitam asmeniui, valdžios įstaigoms. Grafai visuomet, ypač kai buvo įjungta Lietuvos didžioji kunigaikštystė Lenkijos valstybės carinės Rusijos imperijos sudėtį, turėjo nuolat patvirtinti savo kilmę, grafiškąją kilmę. Ir taip pat rengtos bylos, įrodančios, kad jie kilę iš 11 amžiaus pliaterių, iš Briolio vietovės Vestfalijoje. Ir taip tai yra pagrįsta, tai tų dokumentų yra. Netgi tie, kad ir žuvo čia daug kas, tikriausiai, arba didesnioji dalis vis dėlto, bet vis tiek viskas nežuvo. Kažką grafai buvo paslėpę, kaip mokytojas Šeliauskas pasakojo, ir čia yra įdėta. Tai vaikai rado užkastą, malkiniai ant odos parašyti dokumentai, ir vienas yra čia reprodukuotas, o kur kiti, juk rado tai ne vieną dokumentą, niekas neslėpė po vieną. Kur kiti plaukioja, yra kino rankos šveikiškai, pažiūrėti, pas save padėtėsi. Nors gal užsimetę yra kas nors tokio. Taigi, bet rašant, žinoma, reikia dėmesį į biblioteką, pagrindinė yra toks atrama visam pasakojimui, yra bibliotekos liekanos. Jeigu joje buvo daugiau negu 3000 vienetų, tai yra užfiksuota, tai šiandien liko apie 100, vienas jos pavyko rasti. Bet tai nereiškia, kad tiek ir yra, tiek rasta dabar Vilniaus bibliotekos, gal kitur, kur yra gausybė netvarkytų, nesuinventorintų. Ir atsekama knyga